Branduolinės energijos dalis šalių nacionaliniuose energijos išteklių balansuose yra neišvengiama, o jos vystimas ekonomiškai naudingas. Tai akcentuota praėjusią savaitę Londone vykusiame neformaliame branduolinę energetiką vystančių ir ketinančių vystyti ES šalių aukšto lygio atstovų susitikime. ES šalių atstovai diskutavo apie naujų atominių elektrinių statybai reikalingą investicinę aplinką, dalinosi patirtimi, iš kokių lėšų ir kokiais būdais gali būti finansuojami atominių elektrinių projektai. Taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo perspektyvos. Pirmiausiai pabrėžta glaudesnio bendradarbiavimo žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimo srityje svarba. Tai būtina ES viduje, kuriant atominių elektrinių statybai būtinų prekių bei paslaugų tiekimo grandinę. Dabartinė Lietuvos elektros energetikos sistemos padėtis yra tikrai negera, nes būna dienų, kada importuojame daugiau kaip 90% suvartojamo elektros energijos kiekio. Ir tai reikalauja ieškoti ekonomiškiausių sprendimų. Reikia pasakyti, kad didesnė pusė ES valstybių narių sėkmingai vysto branduolinę energetiką ir mūsų projektas visiškai atitinka ES elektros energetikos sektoriaus plėtros tendencijas. Neseniai vykusime susitikime, kuris buvo organizuotas Jungtinės karalystės energetikos ministerijos, turėjome galimybę dalintis patirtimi ir aiškiai matome, kad Visagino projektas yra vienas iš labiausiai subrendusių projektų ES. Ir ši elektrinė užtikrins tiek ekonominę, tiek energetinę naudą vartotojams ir valstybei. Birželio 18-22 dienomis Vilniuje vyksta VATESI, energetikos ministerijos ir Visagino atominės elektrinės kartu su Tarptautinė atominės energijos agentūra organizuojamas seminaras branduolinės energetikos programai reikalingos branduolinės saugos infrastruktūros vystymo klausimais. Seminare Lietuvos institucijų atstovai kartu su Tatena ekspertais aptarė branduolinės saugos infrastruktūros vystymo klausimus, ypatingai svarbius rengiantis Lietuvoje statyti ir saugiai eksploatuoti naują Visagino atominę elektrinę.